Sveiki, žiūrovai, maldų liudijimas. Žinot, stovėjau, klausiau, širdis vyrė iš džiaugsmo. Jėzus gyvas. Amen. Ir žinot, atėjo tokia paprasta mintis, ką ir padarysiu dabar, nusilenkt prieš viešpaties galybę, prieš tai, ką jisai daro mūsų gyvenime, kaip jis mus parazitus paima ir pakeičia. Lenkiu savo žinot. Žinot, po tokių liudijimų sunku kažką tai pasakyti apie save. Jo, man jau 64 jau pensinio amžiaus, bet į pensiją sodra neišleido, bet išleis kažkada, nežinau kada. Aš 18 metų praleidau įkalinimo įstaigose. Kažkada sėdėdamas Alytaus pataisos namuose, nuvėjau į vieną renginį, bet ten ne tai, kad nuvėjau, nes mus visus suvarė. Čia tik tai kaip perestroika prasidėjo, ta vadinama, į laisvą Lietuvą, kai mus pradėjo čia vesti kažkas. Tai va, ir atvažiavo iš Vilniaus vynuogyno bažnyčią, daug jaunimo, daug šlovinimo, giesmių. Pamenu, buvo kažkoks, tai buvo pastorius, ar pastorius, bet nežinau, pamokslavo, kažkas tai liudijo. Prisimenu, kad lietė, negu širdį lietė. Norėjausi tų permainų, nes nežinojau, kaip iš to užburtų ratų išeiti. Pamenu, tą kasetę mums davė, ten giesmės įrašytos, mes ją paskui klausydavom su Kentu. Kokius 3 mėnesius, gal 4 buvau tikintis. Nu, aš jau taip laikiausi, tikinčiu. Nes jau prieš sukdamas skrutkę ir Naujojo Testamento lapuką paskaitydavau, nes popierius labai geras skrutkę. Tai va, paskui vėl nuvėjau, pasaulis velnias nunešė vėl į tos savo reikalus. Ir va paskutinį kartą, kai jau sėdėjau, buvau gavęs 10 metų, Marijampolės pataisos namuose. Kažkaip daugiau pradėjau vaikščioti į koplyčią, traukė tikėjimas kažkaip. Ir pamenu, buvo toks momentas, Velykos, kurios artinasi dabar. Karito bobutės atnešė kelis kašikus margučių. Tai ne tai, kad tie margučiai dingo, bet ir kašikai dingo. Ir aš galvoju, jeigu tokį tikintys, ten man nėra ką veikti. Ir kažkaip tai. Ir paskiau toje pačioje kolonijoje man pradėjo skaudėti nugarą, pradėjau kosėti, peršalau. O mano toksai buvo kaip ir devizas, mano neapykanta mane praves per visas situacijas. Faktiškai taip ir būdavo. Bet kokią situaciją, mano neapykanta mane pravesdavo. Turėdavau bet kokio situacijų ką pasakyti, atkirsti ir taip toliau. Bet pradėjau iš svorį numetinėti. Svoris krito. O aš tuo momentu bėgiojau, nes žaidi futbolą, tai reikia pabėgioti biškučiuką, kad forma būtų. Ir draugeliai pradėjo juoktis, prabėgė taip stadione, sako, kaulai prasinešė. Ir tik pavašo. Tai galima įsivaizduoti, koks kūdas buvo. Mane kaip pasvėrė 54-100 gramų, kai nuvežė į ligoninę. Nu va, iš tos ligoninės Lukiškių, tada Lukiškėse buvo, nuvežė mane į Pravieniškes, į džiovinimų dispanserį. Duodavo taip 2 savo rankas, kai sudėdė, taip, beveik pilną vaistų duodavo. Ir aš kažkaip tikėjau, kad mane tie vaistai išgydys, jokių problemų. Nesakė, pleuritas, vanduo ir džiova. Ir ten atsirado vienas toks jaunuolis, Zivlekas, mano iš Kauno, sako, tu nuveik į koplyčią, ten ramybė, džiaugsmas, tu eik, aš jau prisivaikščiau tas koplyčias, man jų užtenka. Nu, bet aš vieną gražią dieną nuvėjau ten po kelių mėnesių. Nepamenu dabar, kas ten pirmas buvo atvažiavęs, bet aš gerai prisimenu Borisą iš Vilniaus, iš Krivulės 12 pastorių, nes jis vienas pirmųjų pradėjo į įkalinimo įstaigas važinėti. O būtent jisai sukalbėjo atgailos maldą, pasimeldė, ir tai buvo antras kartas, kai aš ją sukalbėjau. Žinot, praėjo 10 metų, atrodo 10 metų. Aš tada dar nesupratau, bet pradėjau skaityti viską.
tai yra krikščioniška literatūra, nes prieš tai skaitydavau tik tai žvalgybą, kriminalai, tokias knygas, žinot, labai domino nusikaltamas pasaulis. Taip 2 metai Pataisos namuose. Gal vieną iš tokių stebuklų papasakosiu, aš naktį miegu ir matau, tai sapnas. Mano krūtinė kilnojasi ir iš jos kažkas nori įsiveržti į lauką. Vieną akimirką jinai plyšo, nors kraujo jokio nesimatė, iš jo iššoko toks juodas perlamutinės spalvos kamuolys, blizgantis toks gražus. Kai žinot, mašina būna poliruota dar gražiau. Ir nėra į kosmosą, jisai nemažiau, bet didėjo ir sprogo. Atsisėdau lovos, kai prabudau, sėdėjau lovoj ir šaukiau nesavų balsų. Ir visas buvau šlapias. Nežinau, nuo ligos, ar nuo ko, ar nuo baimės. Nežinau, iš kur ta baimė tokia buvo. Apsiraminęs užmigau ir iš ryto, kada įėjau į valgyklą, išėjau ten tokių laiptelių ir iš viršaus taip žiūriu, ten 30-40 vyrų. Visokių tenai buvo žmogžudžių, ir prievartautojų, ir vagių iš visokiausių. Ir kas svarbiausia, jo žiūriu ir taip noriu kiekvieną apsikabinti ir pasakyti, kad myliu. Pirma mintis buvo, galvoju, orientaciją pakeičiau. Nuo to tikėjimo. Ir kai nuvėjau į valgyklą, pirmą kartą tada pasimeldžiau už tas rankas, kurios gamino maistą, už maistą. Ir taip darydavau kiekvieną dieną. Tai va, jau laikas ir aš supratau, kad tuo momentu, kada aš norėjau apsikabinti tuos vyrus ir pasakyti, kad myliu, Jėzus Kristus parodė, kaip jisai myli kiekvieną, jam nėra skirtumo, kas tu toks esi. Jo auka tobula, jo meilė bekraštė, jis paprasčiausiai kiekvieno laukia, kad pasakytum, ateik į mano širdį ir ateik į mano gyvenimą. Išėjau į laisvę, svajonių daug, troškimų daug ir galiu pasakyti, viską 100% pasikeitė. Atsidūriau Kauno nakvynės namuose, kuriuose praleidau 2,5 metų. Išėjau pirmadienį jau išėjau, ant rytojus atrodo nuvėjau į Karitą ten, tokią programą. Ir dabar, atrodo, jinai yra nuteistų reintegracija į visuomenę. Ir toks Romas pas mus į koloniją atvažiuodavo, to projekto vadovas. Ir jisai man patarimą tokią davė, sako, su tavo temperamentu tik įveiklių žmonių bendrija. Fainas. O aš apie ją buvau girdėjęs, nes su vienu vyruku sėdėjau, jisai ten kažkaip, pažinojau kažką. Taip trečiadienį atėjau, tai va, virš 20 metų jau esu bendrijoj. Gal kas patiko, kas bendrijoj, kad nereikėdavo, visą laiką kišdavau galvoje, kai ypatingai, kad užtarimo maldai, sakydavau melsi, sako, už ką, sakau, viešpačiu. Ir tikrai tai pastiprino, padrasino. Tai va, po 2 metų, vienas iš brolių pasiūlė darbą. Jisai nupirko gamyklą tokią, ten reikėjo renovaciją daryti. Tai vienu momentu buvo apie 50 vyrų brigadai. Atsirado kiti pinigai, kiti dalykai ir taip toliau. Bet aš visą laiką jau meldžiausi ir sakiau, viešpatie, norisi to šeimos, norisi žmonos, norisi to jaukaus šeimų židinio. Štai kaip per televizorių rodo židinys, malkos traška, už rankučių susikabinę sėdi ir kalbė apie meilę. Bet pasirodo viskas biški kitaip. Daugiau iššūkių, daugiau kitų dalykų. Šiai dienai daleiskim sūnui, to 19, kitam sūnui 15, 16, dukrai 12. Esu be galo laimingas. Šiandien daug kalbėjom apie išgydymus, bet aš gal sustosiu. Jeigu laiko turiu, 1 minutę, ne? Šitą pirmą gal paliudysiu apie savo sūnų. Tai gal kokie 8 metai atgal buvo jisai, kuriam dabar jau ta 16 bus. Aš namo grįžau ir iš mašinos išlipinėjus, vienas mūsų vyresnis prabėgau, tiesiog net nepasisveikinau, galvoju, kas jie. Ir va, kai mašinos dureles atidariau, išgirdau vaiko, kiekvieną savo vaiko
šauksmą, klyksmą, riksmą, atrodo, pažins iš 1000 vaikų. Tai va ir supratau, kad ten Danielius, ant to garso atėjau, jisai sėdi didelį stovėjimo aikštelį, žinokit, 5 aukštai, 13 aukštai ir taip toliau. Ir matau baltą, supratau, kad atviras lūžis kojos. Ir kaip greitai sugrįžta senas vilkas sugrįžta greitai, žinokit. Neveltui parašyta, kad velnias kairiuojantis liūtas. Ir aš taip žvilgsniu, mečiau policiją, stovi visą kitą. Viena ten moteris rėkia, sakau, tu bėg prie puodų. Taip šitas jau tirpyla, jau galvoju, čia viskas ir taip per kišenės, ar turiu ką, nors nieko neturėjau. A tokia mintis atėjo, kad šoko būseną nepakaltinamas dėsiu ir viskas, nu. A kita mintis ateina, ką tu kalbi. Aš sakau, viešpatie atleisk, atsisėdau, apsikabinau vaiką ir pradėjau verkti. Atvažiavo greitoji, suleido ant morfijų, išvažiavo. Ir bevažiuojant į klinikas, aš su savo mašiną važiavau ir maldos nėra, suprantat, tai yra duobė, va tokia duobė, kada nėra maldos, nėra, iš vis nieko nėra. Tu žinai, kad Dievas yra, bet tu žinai, kad jisai nieko tau nepadeda, tu žinai, kad tu apleistas, aš tam galiu įsivaizduoti to, kaip Jėzus jautėsi mirdamas už kiekvieną iš mūsų, panašiai kažką tai. Ir atėjo mintis tokia, Algis. Paėmiau, paskambinau Algiui, sakau, taip ir taip. Algis paskui perskambino, paklausė, sako, kuri koja, pasakiau, kuri koja. Sako, į Telšius važiuoju, vos ne visą kelią, sako, meldžiuosi, nežinau dėl ko. Sakau, šlovė viešpačiu, man buvo pirmas iš ženklų, kad viskas susitvarkys. Ir va, atvažiavom į klinikas, klinikose viskas labai greitai susisuko, vaikas guli lovoj, analizai padaryti, laukia operacijos. Įeina chirurgas tą kėdę užkabina, dar kažką tai. Aš žinot, kalėjimuose mes prisiklausom visokiausių nebūtybių. Galvoju, čia 100% narkomanas apsišaunęs atėjo, žinai, atsipalaidavęs. Nu ir jisai sako, nuotraukos, viskas gerai, sako, už pusvalandžio, sako, operuosiu. A malda man neina, žinokit, jokia malda neina, bet tada kaip tik bendrijoje pradėjau giedoti giesmę Gaspoti pastarimui. Tai aš gal vieną eilutę tik tai žinojau, žinotas, kada išmoksti giedot, tas giesmės klausydamas. Susirinkimuose, ketos išmoksti, žinot, specialiai nesėdėlėsi mokinė. Ir aš ten Gaspoti pastarimui. Kartuoju. Nu va, vaiką atvežė, nesuprasi, gulys tai tenai, nei gyvas, nei miręs, nesuprasi, žinot, po narkozės. Ir ateina tas chirurgas ir sako, nuotraukos rodė vieną, bet kai pamačiau akivaizdžiai, nu ką koją amputuoti. Ir tokią pauzę padaro, man iš karto, žinot, kaip sukasi mintis, galvoju, vaikų koją nupjovė. O ten nesimato, susuktas į tą adialą, tokį koldrą. Ir kitą akimirką sako, surinkau, sako, mikrochirurgai 1,5 valandos susirinėjo tą kraujagyslės. Koja laikėsi tik tai ant sausgyslių ir ant skūros. Ir pėda būtų patrinta gerai. Tai laikas ėjo šiai dienai, jeigu nerandas, nepasakysi, kad tas vaikas ir buvo ir turėjo tokią avariją. Bet aš dažnai melsdavausi dėl tos, būtent dėl šito momento, klausdavau viešpaties, kame viso to prasmė. Nes nežinau kaip jūs, bet aš daleiskim klausdavau, kas tai yra išbandymas ugnyje. Man labai buvo įdomu, nes žinau temperatūros 1000 ir daugiau, auksas, sidabras, kaip grinama, žinai. O kaip tas žmogus, kaip į tą kraustyti, ne? Juk ne Danielius esu, žinai, neįmes tenai, žinai. Ir būtent gavau atsakymą, tai išbandymas ugnyje. Ir kada sūnui pasakiau, sakau, žinau, tai man išbandymas ugnyje, tėveli, tai ne tau, sako, tai man buvo. Tai va, o toks paskutinis momentas, va, primukas, sako, tu reikia pasitikrinti tą sveikatą. Žinot, kaip prieš 50 metų senius uždyką, tikrina ten visą kitą. Pliusą kokį turim. Tai va, nuvėjau, patikrinau, pažiūrėjau, pasakė, papildomai kažką tai ir sakė, su tavo kepenim kažkas neaišku. Ir aliuja, sako, viešpas darbą turės. Žinot, prieš 20 metų bendrijoje, ką aš nežinau, viskas natūralu ir gerai.
Ir mane pasiunčia į klinikas, nu, žinot, viskas įsitempia, aš ten per daug nepasakosiu, bet metų laiko kažkokį, suprantate, pakol daeini, pakol na, te kraujo pasiūtusių nuleido man labai daug ir taip toliau, visi analizai. Ir man sako, pas tave neišgydytas hepatitas. Ir aš prisiminiau, kad aš kai sėdėjau, narkotikus tai vartojau, bet man sakė, kad išgydė, balniškiai buvo, bet pasirodo neišgydė. Sako, tau tas kepenis prieš 20 metų graužė. O, sakau, Dievas dabar turės dar daugiau darbo. Nu ir davė vaistų, kompensavo tos vaistus, 8000 tipo. Nes aš stojau vaistinį, man nesakė, ką aš stojau vaistinį. Sakau, viešpatie, jeigu tie vaistai daugiau kaip 50 eurų, aš nepirksiu. Tik iki 50 eurų galiu leisti. Ir man kaip pasakė, iš vis nieko nereikia mokėti, kad ant chaliavos viską. Nu, ant chaliavos reikia valgyti. Nu, mes žmonės tokie esame, kaip rankus užlikę į tam tikrą pusę. Nu ir sugeriu tos vaistus, dar ten 2 mėnesius, dar 3 mėnesius reikia palaukti tenai. Nu ir vėl ateinu, analizus padaro, ten vėl kraują nuleidžia, ten žarną reikia ryti, kraujagyslės kažkokią žiūriu. Ir sako, nesako, reikia man paskambinti. Po savaitės nepaskambinau, pats pamiršau. Paskui galvoju, reikia vis dėlto paskambinti, kitą savaitę paskambinau tokiu pačiu laiku. Pakelia sesutė, sako, profesorius jūs skambino, bet jūs ragelio nekelia. Sakau, profesorius mane skambino, bet netame esmė, sakau, ką jūs tenai išradot, sakau, ką jūs ten atradot. Sako, hepatitą išgydėm 100%, labai gražu. Čia man kepenų centras, klinikų kepenų centras, sako. Bet pasiliko kepenų cirozė. Dabar pasiūlė turi gydyti šeimos daktarė. Mano reakcija paprasta, pradėjau juoktis, jinai padėjo ragelį. Tai va, šiai dienai nevaikštau pas daktarus, mečiau savo iššūkį. Dėl ko mečiau iššūkį? Dėl to, kad aš nebijau mirti. Šią akimirką aš sakau nebijau. Nežinau, jeigu kaip pasakys savaitę laiko, gal pradėsiu rimtai melstis, nežinau. Bet šiai dienai sakau, tikrai nebijau. Ir suprantu vieną dalyką, gal kokią pusę metų, daugiau kur tą pusę metų. Tikėjimas yra tikėjimas, bet pasitikėjimas viešpačiu. Kai man žmona sako, tu baig, nu, sakau, klausyk, jeigu Dievas davė vaikus, juos ir užaugins, kokios problemos. Tai tiek, aš labai viešpačiu už nuostabius save.